Labadiena, su jumis laida Klausk atsakyk. Aš esu Kęstutis Kleimenis, šios laidos vedėjas, taigi keliaukime klausinėti. Studijuoju verslo vadybą ir mano manymu šiuo metu Lietuvoje yra populiariausia žinoma verslo vadyba, finansai, turizmo administravimas galbūt. Taigi studentė teisingai minėjo, kad populiariausia specialybė šiuo metu yra verslo vadyba, buhalterinė apskaita, įstaigų ir įmonių administravimas bei daugelis kitų specialybių, kurias siūlo mūsų mokymosi įstaiga. Be naujausios informacijos sunku atlikti visus verslo darbus bei ruoštis kontrolėms. Taigi mūsų mokymosi įstaiga siūlo išties didelį informacijos bazę, kurią gali naudotis tiek dėstytojai, tiek studentai. Ši informacijos bazė yra nuolat atnaujinama, studentai turi galimybę naudotis internetu visomis jo teikiamomis paslaugomis. Kaip manote, ar praktinės užduotis ir užsiėmimai turi įtakos studijų kokybei? Taip, manau, tai turi labai didelės įtakos, nes galima lengviau darbą surasti atlikus šitą visokią praktiką. Veikia dvi verslo praktinio mokymo firmos, kurios imituoja verslo įmonę ir praktiniai užsiėmimai padeda įsisavinti studentams teorinę medžiagą, įgyti profesinių kompetencijų, kurios vėliau pasitarnauja profesinėje veikloje bei jų karjeros kilime. Šitą mokymosi įstaigą? Rinkčiausi dėl to, nes čia galima studijuoti, studentauti ir užsiimti sportinę veiklą, taip pat įvairia veikla, kuri yra miela širdžiai. Tai va, aš po paskaitų čia sportuoju ir man labai patinka. Studentai, kur skubate? Bėgam pasakyti teisingą atsakymą. Kokį teisingą atsakymą? Vienintelis teisingas atsakymas yra Klaipėdos valstybinė kolegija.